1988 lapkričio 22. Mariau, tavo laiško nesulaukiu ir toliau. Jeigu gyvas ir sveikas, mano supratimu, nesunku parašyti keletą žodžių. Man atrodo, kad tau labai blogai. Dabar tai nežinau dorai, nei kur tu randiesi. Šiandien jau ruošiuosi eiti į komisariatą, bet vis dar truputį ir abejoju, kai tu laiške rašei, kad geriau išsiaiškinti saviems. Pas mus čia nieko naujo. O taip Lietuvos gyvenimas pilnas įvairiausių staigmenų, bet čia reikia gyventi. Mariau, rašyk, nes kai parvažiuosi, tai manęs net pažinsi. Baigiu visai susigadinti nervus. Mariau, Mariukai, atsiliepk iš tos prakeiktos tolybės. Vėl pasilieku, belaukianti laiško. Bučiuoju, mama. Buvau 18 metų, vienu žodžiu. Iškart po mokyklos ir paėmė į tą armiją tokiu vaiku. Vaikas, vienu žodžiu, visai. Tai man atrodo buvo 1987 metais kažkur. Iš pradžių buvau Čepkėj, ten Chabarovske, 49 kilometras vadinasi. Iš Čepkės perėjau į armiją, tai buvo Primorský kraj, Hasanský rajon, поселок Барабаш. Ten prie Kinijos sienos, kad jis ten, tipo, eini tarnybą, ten, tipo, saugai tą pasienį su Kinija. Aš ten, jeigu teisiai, tai aš ten tuos 2 metus būdamas, tai iš vis nesusigaudžiau, ko aš ten randuosiu. Nes aš įsivaizdavau armijoje, kad armija tai yra tokia, žinai, kaip per televiziją, man to propagandinę matėme, žodžiu, bėga kareiviai, gražūs, visi raumeningi, visi, žodžiu, su automatais, ten visokiais išblizgintais, ten bėga tiesiog. Ir aš taip įsivaizdavau, kad paprastai taip ir bus. Jokios tvarkos kažkokios, visi nesiprausia, visi murzini, vandens nėra ten, žinai, kažkokį išradėtų vandenį geriam, žinai. Bet, kaip sako, praėjau kažkiek laikomus, kaip priprantyti, būti nesiprausęs, ir ten nedavalgęs. Ir jau paskui tai vienodai viskas. Tos pirmos vagystės, pavyzdžiui, kaip ten, pavyzdžiui, iš karto pastą paugį, ten, žodžiu, gavau naują aprangą, tai tą naują aprangą paugį, dingsta čia batai, kitas kojas buvo nušalęs, tai už tai vaikščiodavau ten, žodžiu, su šlepetėm laukiam. Ten jeigu paugė, pavyzdžiui, batus, tai tu eini be batų. Į lauką tai niekam neįdomu. Tu turi susirasti batus, jeigu nesusirandi, eisi basom. Labas, mama. Ačiū už laišką. Mes šiandien grįžom iš sargybos. Tad gautas laiškas labai pakėlė nuotaiką. Sargyba iki Vilnių visiems taip įgriso, kad kiti geriau eina dantį išsirauti medicininį punktą nei į sargybą. Šiaip jau pabiški ryškėja bendri kontūrai. Pradedu jau pabiški priprast, tačiau prie šalčio dar nelabai. Riečia rupūžiokas į ragą nors tu ką. Kas svarbiausia, tai kad kazarmiai tik 8 laipsniai. Kazarmiai nesušylė, o lauke irgi šalta. -30. Per radiją girdėjau, kad Lietuvoje +2. Galvoju, yragi vis dėlto kraštas, kur šilta. Tai Lietuva. Kažkaip nesinori padėti Parkerio. Noris tau dar ką nors parašyti, tave nuramint. Bet nežinau, kaip tai būtų įmanoma padaryti. Žinok tik tiek, su manim nieko neatsitiks. Aš kaip išėjau, taip ir grįšiu. Man buvo mama atsiuntus sportbačių, žinai, kojines maikė. Tai man iš pirmos dienos tai sportbačius paėmė, maikė suplėšė, o kojines supjaustė. Žodžiu, viskas, ir likau vėl prie tų pačių partenkių. O kai tokie buvo bėgimas, toksai buvo daromas mažas brasokas, toksai išbėgė tenai, su akės su tave išlydėm, tenai, ten kitą mes bėgome 3 km, tai savo sportbačius pamačiau, kaip seržantas mane aplenkė, žodžiu. Dėjau jį akim, žinai, galvoju, blėškas atskau, manis tikrai neaplenks su mano sportbačius, aš jį paskui pasidėjau, dar aplenkiau ir baigiau ten antras apie šitų visus ratus. Sveikas, tėte. Kas liečia ligas, jei istorija reikalinga, aš ją parvešiu pats. Jūs su mama be reikalo tiek pergyvenat. Mano sveikata iš tikrųjų gera. Ir tėte, neišsigalvokite jūs ten visokių nesąmonių. Armija toks jau dalykas, kad biški prisieina ir pakentėti. Apskritai ten, kur aš tarnauju, aplinka nebloga. Įvažiuoju į mūsų dalinį ir į akis krenta kaip grybas išdygęs kalnas.
užstojantis ir saulė, ir už jo esančią nežinomybę. Jei negausit laiškų ilgesnį laiką, tai nepergyvenkit. Šį sekmadienį jau priesaika. Tai gali skaityti, aš jau tikras karys. Aš kažkur pusę metų galėjau ligoninėje. Ten tokias, mesdavau į tokią stovyklą, kur ten vadinasi, iš gyvenimo tokios ten, išmeta tavėtų ten pusę miškuose, ten gyveni ten bėlė kaip, vien žodžiu, ten. Tai vien žodžiu, tas seržantas, žinai, pirmais prievartė man, žinai, ten pasakė, sako, dirb, žinai, ten arklytė, mane sako, nes kitaip gausit pinigų, sakau, aš sakau, jeigu tu, žinai, šitaip su manim šnekėsi, sakau, sakau, aš nieko nedarysiu, žinai, susikibome su juo, paskui jau jie mane paskutinę naktį pasikėlė, nu, ten 2 savaitės vyko tas toks, tai paskutinę naktį pasikėlė, tai mane sumušė, vien žodžiu. Sumušė, taip aš atsidūriau ligoninėje, o ligoninėje iš pradžių aš atsidūriau reanimacijoje, tai ten savo tam Barabašė tam tokioj, paskui iš Barabašo pervežė mane į Usuryską, o iš Usurysko ligoninės pervežė į Chabarovsko ligoninę. Ir ten iš pradžių, kai gulėjau tam Barabašė, tai jau vienas pirmąjį prisistatė vieno reties, sakė, eik tvarkyt palatą, žinai. Sakau, eik išėzai, sakau, aš čia tvarkys tau palatą. Čia pusiau gyvas guliu, bet šiam palatą tvarkys, žinai. Nu, tai ten tokios kovos vykdavo, žinai. Tai jeigu ten bandydavo ten palaužti, nes kiti ten būdavo po operacijų, žmonės, žinai, ten plaudavo tas palatas susijėmė už pilvų, žinai. Nes ten niekam neįdomu, ten va tau ten kažkas skauda ar neskauda, tai va. Labas, mama. Ačiū už laišką, kuriame iš 5 rublių buvo likus tik tuščia vieta, bet tai nesvarbu. Svarbiausia, kad laiškas atėjo. O vat vakar kažkas paėmė laišką ir kažkur nukišo, taip kad vienas laiškas vėl prapuolė. Kuo daugiau galvoju apie namus, tuo labiau pradedu jausti atstumą, kuris yra tarp Chabarovsko ir Vilkaviškio. Aš kaip ir tu, mama, laišką skaitau po 5, po 10 kartų, kol laišką atmintinai išmokstu. Kažkaip nesinori laiškus išmesti. Tai nešiojas, tik laisva minutė, tik skaitai. Tiesa, laišką galima laikyti tik 3 dienas, o po to reikia sunaikinti. Bent taip sako. Aš negaliu daug rašyti, nes neturiu popieriaus. O pinigų irgi. O vokai pas mus didžiausias deficitas. Tad galėtumėte atsiųsti kokį rublį ir vokų. Parodė, kad emocijų jokių nebūdavo pas mane. Aš jau tokį lygį buvau pasiekęs, man buvo pohoj viskas. Nu, toks buvo atvejis, ten buvo toks karininkas, aš čia buvau grįžęs po tos ligoninės. Tai žodžiu, sako, reikia važiuoti pasimti ten lavonos, kažkur ten guli, ten, nu, paskendu ten. Ten kažkokios pratybos, daug paskendu, nevažiuoti. O tie kareivių, tai nesvarbu, tie kareiviai, karininkai, tai galėjo tokie mūsėtinai. O tas rusys pusiau apsemtas, jie tokių vandenių, jie žodžiu, tai apsemtas, tai ten tie lavonai guli, tai tokie subaidyti, jie žodžiu. Aš ten atėjau be emocijų, tai vieną pradengiu, tai vien seksis, kitą pradengiu, pažiūriu, kas tai guli. Nu, vien žodžiu, jokių emocijų, toksai kaip abuojas žmogus, toksai abuojas, viskam, vien pohoj viskas. Nu, tai pažiūrėjau, šitas darango, pohoj čia, šitas ne mūsų, įmam šitas mūsų, yra įmam. Mes jį parvežėm namo, nes jis buvo iš mūsų tos čestys, tai mūsų buvo karininkas ir parvežėm, tai va tokios emocijos, abuojas. Iš pradžių nesupratau, kur papuoliau, išpūstom akim vaikščiojau, žodžiu, nes įsivaizdavau, žodžiu, kad tai yra, žinai, yra vyriškumo mokykla. Šūdo tik išmokau, ko aš to armį išmokau, tik tai gerti ir rūkyti, man viskas, tada nieko, mes ten išmokau. Pirmas mano gėrimas irgi buvo, tai vaiskatą aš išgėriau visą butelį iš karto. Atnešimą butelį ir aš tą butelį visą susipurčiau, žodžiu. Prie tiek karaulų kažkur nuėjęs ten atsisėdęs, žodžiu, tai va, tokas mano buvo vyriškumo mokykla, žodžiu. Atlaikiau butelį.